Kas yra tie tuneliniai sindromai neurologijoje? Tai būklės, kuomet kanalėliuose spaudžiami nervai. Nervas savo kelyje iki taikinio, ką jisai nervuoja, turi praeiti ilgą kelią. Ir ties sąnariais turi pralysti pro kanalėlius, kur gamta pasirūpino, kad jie nebūtų nuspausti, kad mums judinant rankas ar kojas, kiek įmanoma labiau nervas būtų apsaugotas. Tačiau dėja būna tokios aplinkybės, kai tie kanalėliai siaurėja arba pats nervas dėl ligos storėja ir jam pritrūksta vietos. Dažniausiai rankose pasitaikantis tunelinis sindromas, turbūt daugeliu jūsų yra girdėtas, tai riešo kanalo tunelinis sindromas, kuomet tarp riešo kauliukų ir skersinio raiščio spaudžiamas nervas. Atsiranda tirpimai pirštuose, pirmiausiai retkarčiais, trunka trumpai, po nakties, atrodo papurto, praeina. Tačiau jie linkia kartotis, dažnėti, prisideda skausmas, gali vėliau pradėti silpti jėga, kristi daiktai iš rankos, sulygti nykščio pakilos raumenukas. Jeigu nervas numiršta dėl spaudimo kanalėlį, pirštų galuose gali atsiverti negyjančios opos. Priežastis - įvairūs pasikartojančius judesiai per riešus, įvairūs buities darbai, sodo darbai, elementarius kompiuterio pelytės naudojimas dešimtmečiais irgi galite susiaurinti kanalėlį. Antras pagal dažnį tunelinis sindromas yra alkūnės tunelinis sindromas, kuomet nervas spaudžiamas alkūnės linkėje esančiame kanalėlyje. Priežastis - mūsų gyvenimo būdas, dažnas ramstymasis alkūnėms sėdint prie stalo ar vairuojant ant palangės, svorių kilnojimai per alkūnės. Atsiranda tirpimai rankos 4-5 pirštukuose ir plaštakos krašte. Ilgainiui progresuojant silpsta jėga, sunyksta tarp pirštikauliniai raumenukai, negalime įskėsti, suglausti pirštų. Trečias pagal dažnį tunelinis sindromas yra stipininio nervo spaudimas ties žasto kaulu. Jis ten ilsisi griovelėje, giliai, tačiau jeigu mes užmiegam labai ilgai vienoj padėty, nepatogiai, ką nors po žastu pasikišę, galime pabusti su nukarusią plaštaką, vadinamąją laimintojo ranka. Kojose pas dažniausias tunelinis sindromas yra ties keliu, ties šeivikolio galvute esančiame kanalėlyje. Priežastis - kojos laikymas ant kojos, taip kaip aš sėdžiu dabar. Turbūt nekartą esat pastebėję, kad ilgai pasėdėjus, koja ant kojos užsikėlus, viršutinė koja pradeda tirpti pėdą. Atkryžiuojam kojas, pakrutinam ir praeina. Tai rodo, kad jau kanalėlis po truputėlį siaurėja. Gali progresuoti, dažnėti, gali taip užsispausti, kad po nakties atsikėlus stebime nukarusią pėdą. Antras pagal dažnį tunelinis sindromas yra ties čiurnos kanalėlyje, ties vidiniu kulkšneliu. Priežastys dažniausiai įvairios traumos, sutinimai, sąnario problemos, galbūt avalynės nepatogus nešiojimas, ar atsiranda skausmas, deginimo jausmas toje vietoje, plintantis per kiltį iki pirštų, iki nykščio. Taip pat galime nervą užspausti ir sėdmens srityje, sėdimąjį nervą. Priežastis - mūsų gyvenimo būdas. Pernelyg ilgai sėdime darbe, sėdime namuose. Turbūt irgi esat pastebėję, kad ilgiau sėdėjus pasidaro nepatogu, atsiranda tirpuliai pėdoje, norisi atsistoti ir pavaikščioti. Tai irgi rodo, kad trumpėja raumuo, kuris apsaugo nervą, kad nespaustų, ir pats tas raumuo pradeda spausti. Progresuojant gali stiprėti tirpimai, nebepraeiti, atsirasti skausmas ir nusilpti pėdą. Čia aš išvardinu pačius dažniausius tunelinius sindromus, tačiau jų yra gerokai daugiau. Nervas gali prispaustas būti įvairiose vietose, tas pats nervas keliose vietose, ir labai svarbu nustatyti, kur ir kokio spaudimo laipsnio yra problema. Atidiferencijuoti nuo stuburinių problemų, kuomet nervas yra spaudžiamas išėjęs iš stuburo kanalo, tai yra šaknelės spaudimai. Jie irgi gali duoti lygiai tokius pačius tirpimus. Pagrindinis diagnostikos metodas yra elektroneuromiografija, kuomet mes pažiūrime nervų laidumus, pažiūrime, kas vyksta raumenukuose ir galime tiksliai pasakyti, kurioje vietoje problema, kokio dydžio problema ir ką daryti toliau. Todėl, jeigu jūs jaučiate tirpimus, jeigu jie progresuoja, kartojasi arba užtirpo ir nepraeina, jeigu nyksta raumenukai, jeigu skauda, kreipkitės į neurologą, kad jūs nukreiptų neuromiografiniam tyrimui.
Arba galite kreiptis tiesiai į neurologą atliekantį neuromiografinį tyrimą, kad jūs apžiūrėtų, padarytų iš karto tyrimą, pasakytų kokia problema ir sudėliotų tolimesnius gydymo būdus. Nes tuneliniai sindromai visai nesunkiai pagydomi, jeigu jie nėra užleisti. Pačioj pradžioje užtenka pakeisti gyvenimo būdą, pamaitinti nervą, pritaikyti reabilitaciją ir simptomai regresuoja. Problemai pažengus įsikiša chirurgai. Operacijos nesudėtingos vietiniai nejautroj praplatinami kanalėliai ir simptomai regresuoja. Jeigu yra uždelsiama ir nervas nuo spaudimo apmiršta, jau tokie rezultatai nebebūna geri. Todėl būkite budrus ir rūpinkite savo sveikatą.